pranešim, ką mes nuveikėme nuo paskutinio karto. Dabar yra 7 ryto, mes esame prie garažo patalpų, iš senų patalpų įsikėlėme ir metas pažiūrėti, kas iki šią akimirką naujo. Pradėkime nuo to, kad mano autolaužynas jau atkeliavo prie naujų patalpų, senas apleidom, o ką turim su naujomis. Išorės fasadas. Apsiūta, padaryta, užtinkuota. Aišku, vartų skardą reikėtų pasikeisti. Ir iš išorės, manau, šią akimirkai būtų viskas ok. Trūksta latako, trūksta ten latako, o toliau jokių nusiskundimų neturiu. Einam į vidų. Aišku, pakol kas dar vis netvarka, bet tą netvarką tvarkysime ryt po ryt ar šiom dienom ir bus gražus pavyzdinis vaizdas. Šildėm vartus, dėjom vatą, tik ten. Jau sukimai, priminimui pasikabinau lentą. Čia jinai skirta užsirašyti įvairiem dalykam. Tai pavyzdžiui, dabar surašyta, kas yra ką pasiėmė iš garažo. Kad nepamiršti, nes dažnai būna, kad blemba šito nerandu, kažkam paskolinau, kam paskolinau, neatsimenu. Tai turim naują inventorių, turim kitas patalpas. Na, aišku, viską dar apsivalyti reikės, bet jau progresas yra šioks toks. Sienelė ir šviečiantis užrašas. Kiniečiuose kainavo 15 eurų, bet tikrai tikėjausi geresnės kokybės. Turim ką turim. Ofisas. Į ofisą nueisim truputėlį vėliau. Dabar, trumpai tariant, viršui ofisas, apačioje darbinės patalpos, dar žemiau stovi kompresorius, utilizacinės taros ir hidraulinis presas. Suvirinimo aparatai ir nieko daugiau įdomaus. Taip, kas ten per durys mėtosi ant žemės? Tai mėtosi E30 detalės. Pamenat, kalbėjau apie meistrą, kuris neatliko savo darbo iki galo. Tai užsilenkė tas meistras, paėmė jį ligos, įveikė. Meistro nebeturim, amžiną atilsį, tegu ilsis ir ramybei. Net teko patiem damušti viską, ką pabaigėm. Ir kaip nekeista, garažo sąlygom visai neblogai viskas mums nusiliejo. Aišku, per kamerą turit matyti, yra šiukšlių visokių įvairių, bet nepabėgai nuo to dalyko, kuomet dažai garaže. Gali įsisiurbti, susišlapintas grindis, įsivalyti, vis tiek jų pakels. Tai paguoda yra tame, kad jos turėtų atsivalyti. Dažėm patys, kaip mums sekėsi. Aišku, skubinom, nebuvo kam filmuot, bet visai neblogai pavyko. Kaip mes tai darėm? Viską darėm iš akies. Tai pasimėm pūliką, seną stovėjusį, užžiūvusį už 15 eurų, kažkiek pasireguliavom, iš akies sumaišėm dažus, iš akies sumaišėm visus likusius reikalus, atsireguliavom iš akies ir pūtėm. Aišku, matosi veidrodis, burbulų šitose duryse, ypač šitose labai daug atsirado to apelsino žievelės, bet mes ją išpoliruosim truputėlį vėliau. Šiandien rinksim kėbulą į vietą, variklį patį jau užkūrėm, paleidom, dirbo. Nieko kažko baisaus nebuvo. Aišku, senas dinozauras užknisa jie su ta savo degalų padavimo sistema. Ir žaidėm ten. Šiandien irgi jaučiu pažaisim, nes taip lengvai jis neužsives. Kokie reikalai atidarinėjant mažą bendriją? Nėra nieko labai daug sudėtingo, tik labai daug visokių užknisančių reikalų. Čia biurokratai apsunkina visus su savo nesąmonėm. Pusė dalykų, kurie atrodytų nereikšmingi ir turi juos įgyvendinti, kad negautum baudų. Tai dar ir dabar čia trūksta nemažai visko, tai pavyzdžiui ir ženklinimų, evakuacinio plano, darbo laiko numatymo ir už viską, ko tu neturi, tave gali bausti. Neaišku, darysim jas tvarkingai,
nes mes tikrai nenorim, kad verslo pradžioje prasidėtų baudos, netitikimai ar kažkas tokio. Todėl rytoj pabandysim viską įsivalyti, susirūšiuoti, susidėti ir tik po to pradėsime vykdyti veiklą. Čia šitoje vietoje su automobiliuku irgi yra vietų, kur neteisingai nudažyta. Va, pavyzdžiui, čia matosi tas, nežinau ar per kamerą matosi, bet yra toksai, kad neužtektinai dažų padengta. Bet čia vėlesnė problema. Aišku, turim ir truputėlį patiokų, nubėgimų lietuviškai, bet juos irgi ištaisysim, va šitoje vietoje turėtų matytis. Nežinau, ar matot. Visų kitų aspektų viskas čia ok. Mane, pavyzdžiui, dažymo kokybė tenkina. Dažiau aš, tada perėmė iš manęs draugas dažymą. Tiek man, tiek jam visai neblogai sekėsi, tik labai netinkamą momentą pasirinkom dažyti. Lauke vėsu, užsidaryti durų negalim, nes nenormaliai daug dulkių. Realiai prisikvėpavom tai tikrai stipriai. O šiandien pafilmuosim, kaip viską dėliojam ant timelapso. Visgi čia turi matinės spalvos. Lemba, iš tikrųjų, akis visą laiką kitaip rodo nei kamera man per ekranėlį. Bet dulkės kaip dulkės, nurašysim. Bet va čia gal iš toliau paėjus matysis. Yra matinė. Tikrai yra ir tikrai nesuprantu kodėl. Nes šiaip darėm storesnį sluoksnį. Bet manau, kad čia poliravimas išgelbės. Poliruosim už kokią porą savaičių, bent jau būtų planas. Realiai kaip gausis, tai vos neįsivaizduoju kitais metais, kokį pavasarį. Vieną pusę sudėjom, turim tokį vaizdą, kitos dar nedėjom. Tai, okei. Aš net nežinau, toliau jaučiu neverta ką rodyti, nes kita pusė identiškai tas pats. Dedu durelės, sujungiu laidus, sujungiu užraktus ir grįšim paskui, kai dažysiu. Tai turiu dar šiandien nudažyti dangtelį. Čia jau dažį, bet čia labai negražiai ir patiokas kažkurioje vietoje yra. O su bagažinė pats susimoviau. Tai buvau paruošęs visą, nusišveičiau, atėjom iš ryto dažyti. Turbūt, kad blogai užsimaišėm dažus per mažai skaidiklio. Ir gavosi taip, kad pradėjo spjaudyti gabalais. Galvoju, tiek to, darom, dažom, nušveisime, kas pasirodo nušveis ne taip lengva buvo. Lemba, kuomet pradėjau šveisti, jinai dar buvo ganėtinai šlapia. Tai man švitrinis ne tai, kad šveitė, o vėlė viską. Tai dabar pabandysim per naują susišveisti mūsų dažymo kamerą. Tai va, detalės dažymė iš čia. Pafilmuosiu paskui, kaip dažau. Aišku, neprisikabinėkit, nesu dažytojas, niekada sakiau, kad nesu dažytojas, nesu ir kebulistas. Tai palyginus, kaip čia gavosi, tai dar taip, ot. The next day. Tadam. Tai žodžio situacija tokia, pridėdėm labai daug klaidų, manau, kad 10 suskaičiuosim tiksliai. Tai pirma, pasirinkom netinkamas oro sąlygas. Lauke ganėtinai vėsu, norėjom atsidaryti vartus, nes pradėjom dusintis. Antra problema. Neturėjom tinkamos ventiliacijos, tas irgi užkniso, pradėjom paskui net nematyti, ką dažom, tas irgi turėjo daug įtakos. Trečia problema, vietom nedalėjom, pavyzdžiui, šitas
Visas rūkumas yra atsiradęs dėl to, kad iš pūliko buvo padūdama per silpna srovė. Realiai nepaisant to, kad šis sluoksnis yra storas, visas šitas reikalas nuėjo apelsino žyrale. Jo ištaisyti, kiek sakė meistras, mums nepavyks. Turėsime per naują nusišveisti šitas duris ir bandyti vėl dažyti. Bet liūdna dalis ta, kad turėsime palaukti, kol susengs dažai, nes jeigu dabar bandysime šveisti, gausis kaip bagažinė. Kolega pafilmuos bagažinę, kamera galimai nerodys, bet visa pilna įlįskų yra. Nes iš to vietoj, kuomet pūlikas pradėjo spjaudyti, tai va dar viena klaida. Pūlikas spjaudė dėl to, kad per mažai skaidiklio įdėjom. Pradėjo gabalais mėtyti, turėjom šveisti, norėjom paskubinti. Ir niekur mes nepaskubinom. Net šlapės dažas, jis pradėjo veltis, paskui nušveitėm ir vis tiek įlįskų liko. Lobos. Irgi labai netinkamas dalykėlis buvo, bandėm kiek įmanoma orų nusipūsti. Kai nusipūtė pati mašina, daug tuo metu jos nebuvo. Atrodė viskas gražu, faina, blizga, atėjo man kitą rytą pasižiūrėti, visas stogas nusėtas. Net ir dabar va pastovėjus matosi, kad dulkių sluoksnis nusėdo. Kaip ir minėjau, ventiliacijos pritrūko, tai sekančiam kartui numatysim pasidaryti arba įsijėjimo oro ištraukimą, arba išvis vardas įsipjausim keturkampį, kad ventiliatorių pastatytume, nes bus irgi negerai. Grindis susišlapinom, kas irgi pamaišė, kad viso pilnai garažų neįsivalėm. Matyt, vis tiek pūlikas kažkiek į savo pakėlė dulkių ir mums nieko doro iš to nesigavo. Tai scenarius toksai, kad pirma yra geriau negu tikėjausi, antra, iš tikrųjų tai iki gerai, tai čia labai toli šviečia. Bet pliusą turim tame, kad kėbulas žiemos metu galės kažkur kitur nakvoti, nebus atviras metalas, nebus taip pažeidžiamas. Daugiau tai net nežinau, iš tikrųjų iki šito projekto pabaigos tai dar užtruks. Dar tokių visokių smulkmenų yra, kurios užknisi nenormaliai. Kolegų gali pafilmuoti, tai turim lubas. Lubos yra siaubingoj situacijoje, pradėjom jas lupti, bandysim patys persiklijuoti, nes net nežinau, ar jas įmanoma sveikas nupirkti šiam automobiliui. Turbūt arba jas persiuvinėja, arba kainuoja. Turim vėl problemų su panelė. Šitą bandys rytoj kolega įspręsti, jis pats pasisiūlė, sakė, kad jam turėtų pavykti. Teigia, kad panaikins šitą įpjovimą. Aš, pavyzdžiui, nenoriu mokėti už panelę 300–400 eurų, nes, tipo, vis tiek aš šito automobilio tokios vertės nematau, tai čia realiai kas būtiniausia. Su įsikūrimu turim problemą. Stovi didelis papumpukė. Net visų parodysiu šitą gaidį. Šitas dalykėlis visai neuždarinėja. Degalai grįžta atgal į baką. Kad neištrauktų iš siurblio paėmimo, įstatėme vienkryptį vožtuvą. Tai šito vietoje bent jau iki čia tikrai degalų nepritrūksim. Jeigu tikėsime dirbtiniu intelektu, jis teigia, kad neturėtų degalai grįžti ir iki bako linijos, bet vis tiek galvoju, jeigu orą per čia kažkur gaudo, tai vis tiek turėtų į baką atgal sutekėti. Jeigu kas, pastatysim čia vožtuvą. Su užvedimu, tas labiausiai ir jūs gąsdino. Realiai pasijungėm viską į vietas, buvo degalų privarėm, viskas kaip ir būtų buvę beveik čiotkai, bet neužsikūrė. O blemba irgi ir diržą paleidau ir ta mašina stovėjo nežinia kiek laiko ir pagalvoju, ir mechaninis siurblys tas kvailas, jis ten gal kažkas pabirėjo, gal degimą pramažinau, lyg ir neturėjau, bet gal ir taip. Tada prisiminiau, kad čia dar kažkokia kvaila signalizacija stovėjo. Ten puitėm ieškojom galų. Pasirodo, tiesiog degalų užsimaitinti normaliai reikėjo. Gal galima net ir tas siurblio plunžeris buvo pastrigęs. Tai dabar kūrėsi, bet dar ne iki ledo. Kas dar su jie čia? Dalių visą paieška. Realiai aš net nežinau, kiek čia metų pradėjo. Prieš kiek metų pradėjom su jie. Bet po viso garažo pamėtyta viskas. Lempos ten, gumos ten, buferiai ten, dar iš kito garažo kėlėmės. Tai dabar iš tikrųjų nemažai laiko man atima viską susirankioti.
Grįžtam atgal prie darbų. Buvom apsitvarkę viską idealiai. Labai gražiai buvom pasidarę, bet va šiandien dieną užsiėmėm krapštyti, tai visko aplinkui vėl prisimėtėm. Tokių smulkmenų, bagažinę iškraušiau. E30 nemažai aprinkom visokių nesąmonių. Tai bagažinę nupūtėm, vidų tiksliau jos. Sudėjom detalės visas į vietą, rankenėlės, vieną rankenėlę perdažysim, spynos mechanizmą, priekį mašinos. Ir liko tokios smulkmenos, kurios labiausiai ir diorgina. Tai laikikliukas, dar kokią nesąmonę surast. Prasivalėm saloną, sudėjom čia. Ir dabar užsiimam chaltūrą. Va, Harrisonas Fordas brūžina. Parduosi mašinėlę, sakysim, čia nežinau, čia tai buvo. Čia turbūt buvo. Tai nieko baisaus čia labai nelikė, bet jau baigėsi motyvacija. Dabar atsirado pasiūlymas išmainyti šitą gaidį į kabriką. Aš kažkaip visai susigundžiau. Aišku, užknisa, kad net negausiu pravažiuoti su šitu, bet nu tiek to. Pakol kas neįsiaiškinau, kaip uždėti MTechą, nes jisai gražiai neužsidėjo. Atrodo, kad balkis netinkamas ir maišosi metalinės grotos. Bet visą kitą surinkom. Na ir aišku, čia nedažėm, bet šios lengvai įsima, galėsim bet kada nupūsti. Ir liko visokios smulkmenos daryti. Esu apsikuistukas. Tai atrodo, tvarką pasidarai ir tada ant kitos dienos vėl toksai variantas. Šiandien vėl pasidarysiu iš ryto tvarką ir po to vėl jaučiu kažkas panašaus bus. Ką veiksim? Tai aną kartą dažėm E30, dabar poliruosim E30. Nusėjėmėm su 3000 švitrinimu popierium, šlapiai. Visas dulkės, viską, ką prigaudėm ant kėbulo, šiandien atvaro poliruotojas. Pabandysim supoliruoti automobilį. Čia va tokie kaip sparnai, tai panašu, kad gal net ir nereikėtų, bet matysim eigoje. Aišku, labai durna, kad apšvietimas ganėtinai prastas ir nematyti nieko. Aną kartą buvom prigaudę reiškių. Dabar perpūtėm bagažinę vėl per naujo. Tai blemba, kaip nesantis dažytojas, tai visai gal sakyčiau neblogai nupūčiau aš ją. Šį kartą be reiškių turėjau nemažai nusišveisti visko. Na, aišku, paskutinius dažus susimaišym. Tai šitie va kampai pritrūko truputėlį dažo. Nežinau, kaip per kamerą matosi. Bet va šitas kampas ypač sausai nuėjo. Tai ką toliau veikiam, lubas patupdėm. Lubos E30 yra tikras hemorojus. Tai, lemba, klijai mūsų nepasiteisino. Šitas, jei matot, priekis, vidurys tiksliau atkrito. Stogo liuką uždarėm pilnai. Įdėjau ten medžiagos, bet reikės įsispręsti su šitų nukritimu. Labai kvailai padaryta su lubom, kad jos eina po stiklais. Audinys užsilenkia, tada pasidubdo stiklas ir tada būna pabaiga su lubom. Aišku, čia nieks nenorėjo imti šito stiklo. Taigi, pakišinėjom odą va čia, pirkom audinį, audinys iš tikrųjų sėdynėm ir lubom gavosi apie 100. Aišku, antrą kartą neužsiimčiau šį tvarkyti, nes paprastam automobiliui lubos dažniausiai būna tiesios. Užklijavai tiesiai medžiagą ir viskas, įsitampėjai, su špakliūtė prasėjai, kad įtemptų ir pabaiga. Čia gavosi, kad labai daug įvairių formų ir momentais gamyklinės lubos iš viso jos kabodavo, tai susigaudėm raukšlių. Čia yra tokie strypai, kuriuos reikia gal į vietą pagauti ir nori, nenori, nu jie blemba išlindo. Šitoje vietoje nematau, aš per kamerą, ar čia matosi ar ne. Gal kolega paėdėtins, paryškins, gal matysim. Tai su žvakėm vargau. Vakar norėjau pasijungti degalų siurblį elektrinį, nes skaičiausi, kad E30 su šitu varikliu M21 tai po sunkiai užsiveda, daryk, ką nori. Jau prisimašiau ir siurbliai pagrindiniai ir visą kitą. Dar ir dabar net metu galimybės, kad siurblys pagrindinis grybauja. Bet problema tame, kad siurblio lub dar kol kas nenoriu.
pabandėme elektrinį dajungti, jisai tada ateina į degalų filtrą, tada atbulinį vožtuvą patupdėm, kad degalai netekėtų atbulom. Ir per šitą patupdėm atbulinį vožtuvą, aišku, kryptis jo nurodyta į baką, kad degalai pratekėtų, kuomet spaudimas atsiranda, bet pagal viską, kuomet slėgis dingsta, jisai turėtų nepraleisti vis tiek degalų atgal į baką grįžti. Tai tikiuosi šis reikalas pasiteisins. Siurbliuką pajungiam nuo pakaitinimo žvakių, kad įjungus jisai greitai užpumpuotų. Problema buvo ta, kad vakar ta dėžutė man pradėjo rūkti tam kampe. Aišku, galvojau žvakės mirusios, tada galvojau laidai kažkur prabušti, pasirodo nei tas, nei tas. Paprasčiausiai pliusiniai kontaktai buvo ant tiek užkorodavę ir susidarė nemenka varža. Čia pavyzdžiui yra kontaktai, kuriuos reikėjo nuvalyti, kurie buvo iki žalumos užaugę. Čia neturėjau tam kartui saugiklio, pajungiam taip tiesiai su ta mintim, kad jei pradės filti, išjungiam degimą ir turi viskas atsijungti. Vėl teko nusilupti kolektorių, vakar užsimečiau ir šiandien po poliravimų bandysim žiūrėti, kas gavosi. Sėdynės, hemorojus irgi nemenkas. Normalios odinės šitam salonui nemažus pinigus kainuoja, kiek radau internete apie 1500, tvarkingas paprastas veliūras kainuoja apie 500, blemba. Nei taip man nepatinka. Veliūro aš nenoriu, o kožė man per brangu. Tai sukomės iš padėties. Aišku, ne iki galo patupdėm, bet čia turim E36 kompakto saloną. Tai kadangi mes šį judinom, tai šitoj vietoj kol kas neprispaudėm iki galo. Bet sutvarkysim. Buvom pasitupdę gražiai, viskas su jo, durys susidarė. Kitoj vietoj, ką mes turim. Nepritaikiau nuo nieko įdėti sėdynių, galvojau 36 galas tiks. Dėja, apatinė dalis netiko. Pigiausių, paprasčiausių variantų nupirkom odos. Užsiuvom. Aišku, čia jau nesiuvau, siuvo tėvas. Aš labai nustebau, kad jisai tokius dalykus moka. Kas čia, mano nuomonė, truputėlį negerai, tai gamykliškai 36 E30 sėdynės turėjo tokius sukabinimus čia, kad prispaustų sėdynę. Dabar čia jinai kaip maišas gaunasi. Bet laikinai bus gerai. Tada čia turim priekį. Pasiėmėm iš E6, truputėlį per modernus salonas, mano nuomonė, bet nieko. Tas kažkada su laiku apsisiūsiu, pasidarysiu kaip priklauso. Mačiau, yra pirkti specialios medžiagos, kad būtų galima tiesiog pervilkti tą viršų. Kas man nepatiko su šitom sėdynėm, kurias prieš tai turim, jos visos buvo suplyšę ir noriu greičiau tą mašiną išvaryti iš garažo. Iš tikrųjų, tai jinai mane negyvai daėdė. Eurų siurbė, laiką ėda ir viskas koks naujas kasiakas lenda. Tipo, gal ir gražus modelis, aišku, skonio reikalas, bet jau tikrai užkniso. Bandysim pasijungti šitom sėdynėm irgi elektrą, pripūtimą, memory paliksim ramybei. Žiūrėjausi, kad bekeno linijos, tipo, mes jų paprastai nepajungsim. Aišku, šitą memory ir neturi sėdynė. Turi memory šitą. Tai pajungsim šitą. Pabandysim patupdyti į vietą. Jeigu viskas, kaip aš įsivaizduoju, tai turėtume pasijungti keletą pliusų, 1 ar 2 minusus ir turėtų jinai funkcionuoti. Ai, ir begeliai jau netinka. Darysim perėjimus į E30, kad įtupdytume gražiai sėdynę. Dugno ten nieko nepjausysim, tiesiog va taip paliksim kaip yra. Tai šiandien bandom susipoliruoti, bandom paleisti variklį, aš pabandysiu laikiklius padaryti ir nekažikas jei bus likę iki pilnos laimės. Užsakiau naujus žibintus, aišku, užsakiau tuos Taivaną, Čiaumiau, tai jie bus viršus baltas, apačia raudona ar atvirkščiai. Net tipo irgi pažiūrėsim, kaip atrodys. Aš mačiau vieną E30 su tokiais, man visai patiko. Jeigu bus didelis gaidys, tada bandysim ieškoti originalių.
Nesinori pirkti naudotų lempų visų sutrūkinėjusių, išlaužytais kontaktais, išlaužytais laikikliais. Sakau, pabandom tą. Jei matom bardaką per automobilio atspindį, manau, kad supoliravo šias detalės, viskas ok. Lemą gerai meistras padarė, iš tikrųjų, tai negalvojau, kad taip susilies. Turim, aišku, tos mandarino žyvelės, bet iš tikrųjų, jeigu visa mašina taip atrodys, tai viskas čiki. Toliau šitame bardake, kurio dar nesitvarkėm, konstruojam laikiklius. Kažko labai sudėtingo čia nėra. Atitaikom tik tai skylės. Biškį užtruko atsimatuoti, bet pavyko. Čia kitai pusiai. Apsidailinsim ir turėtų įsės sėdynė. Reikės atsirinkti laidus, kurie pasijungia, kad galėčiau valdyti elektrą. Reikės pačiam kėbulę surasti pliusą, kuris veikia tik degimą įjungus. O pasirodo, su sėdynėm viskas yra easy peasy. Tai realiai pliusas, minusas ir viskas. Veikia tiek pripūtimas, veikia tiek elektra. Kad visų taip gerai pasileistų, tai būtų paprasta gyventi. The next day. Dabar aš papasakosiu, kas vyksta toliau. Susitvarkėm beveik saloną. Kelios smulkmenos liko. Aišku, šitas kvailas automobilis, tai pirmas dalykas įtariu, kad yra žydas, nesiurbė šaibas visas, kiek aš turiu ir nieko atgal neduoda. Antra, pasileidom sėdynės, dabar turim Kem6 elektrinį saloną priekyje. Ir kas keisčiausiai, jis netgi veikia. Kaip ir minėjau, pliusą minusą reikia pajungti, čia būtent to ir prisireikia, netgi prisipučia. Toliau ką turim? Turim Kem6 kompakto galinę dalį ir turim persiūtą sėdynę apačioje. Aišku, persiūvimas neidealus, bet kaip nachaliavai, tai iš vis gerai. Sustvarkim pečiuką, suklijavom lubas. Tai va su lubom biški niuansas, nes kvailesnių lubų negu šitas nesu matęs nei vienam automobilyje. Parašykit komentaruose, kurio automobilio lubos kvailesnės. Dirba. Mums pasiteisino, kad pajungiam elektrinį siurbliuką. Dabar atėjus ryte užmaitina. Užsivedam iš karto, bet nepavyko toks bairis, kad tik tai užmaitinimui. Galvojau, nuo žvakių paleisiu, dėja. Jis turi turbūt atbulinį vožtuvą ar kažką, pro jį degalai neprateka. Visą laiką reikėjo padaryti maitinimą. Tai dabar siurbliukas pumpuoja, degalų užtenka, užsiveda, dirba. Žvakės pradėjo degti, kaisti, tai realiai galvojau, kad pati žvakė jau numirus kažkurį vieną, pasirodo ne. Pasirodo buvo, kad pliuso laidai oksidavėsi, nebuvo gero kontakto ir pradėjo kaitinti. Toliau, nieko toliau įdomus joje nebeliko. Kėbulistas tvarko kėbulą,
poliruoja, į mašiną darosi panašu. Ir bandysim šioje savaitėje užkurti. Važiuojam šiandien ratukų kitų paimti. Aišku, pigus, aišku, gaidiški, bet ne tiek gaidiški, kiek Jobanos skardos. Ir jeigu planas pasiteisins, šią savaitę kelsim mašiną į orą, surinksim stabdžius ir jinai pilnai važiuos. Technikinės nebuvo žiema, nes, nematau prasmės žiemą prasivaryti, kad žiema pasibaigtų. Darysim vasarą, kad ant sekančios vasaros vėl būtų galima važiuoti į techą, prasivaryti ir važinėti. Žiemą, galvoju, nevažiuosim su ją. Nes blemba ušnis, aš šitiek laiko, šitiek visko iš tą gaidį sudėta ir jisai nenoriu, kad tam pirmos žiemos supūtų. Tai tam kartui tiek. Servisą įsirengiam, veiklą vykdom, atvažiuokit paremontuosim. Jau turiu galimybę pasireikšti ir pakalbėti. Tai šį vėlyvą vakarą nuvažiavom tų kvailų ratlankių. Blemba kaip už 100 eurų visai sakyčiau apypochų čia gavosi. Tipo padangos mirusios, vienas gavęs ratukas, bet vaizdą truputėlį gelbėja. Sakyčiau, dropo reiktų. Truputėlį patupdyti žemyną, aišku, dar rankinį atsirakinsim, turėtų pasėstinai. Bet, geriau nei ant skardų, tikrai geriau. Tai šį vakarą turį pabaigsim ir aš jaučiu šį epizodą turį baigiam. Sekantį kartą, jei gyvenimas mums teisingai klostysis, tai pabandysim ją išparkuoti ir nuvaryti kitur, palikti iki pavasario. O liko dar smulkmenų visokių, tai stabdžiai ir kėbulą supoliruoti. Ir tada visokie daėjimai, tai rankinėlės reikia, tai kokio vaduko reikia, tai dar kokios nesąmonės. Ir tas žaidimas, kurį jau čia toliau žaisim po lėto. Nors ir čia nelabai greitai. Viskas, gero vakaro visiems. Iki.